Labadiena. Šiandien klausimas apie išsiskyrimą. Rašau jums, tikėdamasi, jog galėsite man patarti. Esu 5 mėnesių kūdikio mama, man 27 metai. Esu gydytoja rezidentė. Ištiko tokia problemėlė. Turiu bent porai valandų per dieną grįžti į darbą, kad atlikčiau pradėtus labai svarbius mokslinius tyrimus savo darbe. Bet mano mažoji princesė yra labai prisirišusi prie manęs ir niekur manęs nepaleidžia. Jos negaliu palikti net su tėčiu. Kol ji mato mane kambaryje, gali būti daugelio žmonių rankose. Žaisti, juokauti. Tačiau tik man dingus iš akiračio prasideda isterija. Verkia, klykia iki pamėlynavimo, iki užkimimo, trūkčiojimo, iki išsekimo, kol užmiega. Pamiega, pabunda ir vėl pradeda klykti. Aš jau stengiuosi jos nepalikti, nebent tik tada, kai ji miega, tačiau ne visada taip išeina. Turiu daug pareigų ir ne visada pavyksta suderinti su mažylės miegu. Bandžiau ieškoti auklės, jų buvo 2, net laikė abi jos tokių išpuolių. Nebežinau, ką daryti. Miela austėja, sakykite, ką man daryti? Gal man bendraujant su mažaja stengtis kuo daugiau ją palikti vieną? O gal tiesiog ieškoti kompetitingesnių auklių ir apsišarvuoti kantrybę. Nebejoju, kad klausimas yra labai skaudus ir labai sudėtingas, ar ne? Nes kūdikis dar yra labai mažas ir su juo kol kas yra sudėtinga, neįmanoma susitarti, ar ne? Kalbant apie tą išsiskyrimo baimę, nes tai ir yra tai, ką jaučia jūsų vaikas, reikėtų pabrėžti, kad visi vaikai išgyvena tą išsiskyrimo baimę. Ir tai yra normalus raidos tarpsnis. Ir jisai prasideda tada, kai kūdikiai supranta, kad daiktai bei žmonės egzistuoja ir tada, kai šie jų nemato. Tai yra vadinama, kai jie supranta daiktų permanentiškumą. Ir kartais kūdikiai ir vaikai, ypatingai iki 2 metų, gali reaguoti į tą kaitą itin emocionaliai ir jie labai nenori atsiskirti nuo tėvų. Viena vertus tai yra visiškai normalu. Ar ne, mes esame patys artimiausi, patys brangiausi, patys mylimiausi žmonės kūdikiui. Žvelgiant net iš evoliucijos perspektyvos, tai yra normalu dėl to, kad, bejėgis kūdikis, jisai nesijaučia saugus, kai šalia jo nėra žmogaus, kuris kuria tą saugumo pojūtį ir kuris juo rūpinasi. Ir požiūris į tai, kada palikti vaiką, didelė dalimi yra kultūrinis, ar ne? Vakarų kultūrose mes manome, kad vaiką palikti anksti nėra tokia didelė bėda, dėl to, kad mes norime skatinti jo savarankiškumą ir individualumą. Kita vertus, net, tarkime, tarp Lietuvos ir tos pačios Belgijos ar Prancūzijos tėvų nuomonės yra labai skirtingos. Lietuvoje mes vis dėlto esame linkę labiau norėti ilgiau būti su savo kūdikiu. Todėl emociškai tėvams norintiems į darbą grįžti anksčiau yra sudėtinga vien dėl aplinkos spaudimo. Ir, nesvarbu, kaip yra, bet faktas yra tas, kad ir tėvams, ir vaikams tokios situacijos kelia nemažai streso. Užbėgant už akių, tiesiog norėčiau pasakyti, kad išsiskyrimo baimė yra laikina, tas etapas yra laikinas, visa tai praeina. Bet mūsų užduotis imtis žingsnių, kad būtų tas išsiskyrimas lengvesnis. Ir, jeigu suteiks paguodos tai, kad jūs žinosite, jog jūs savo vaikui esate svarbiausias ir mylimiausias žmogus, nes jo reakcija būtent tokia yra būtent dėl to, kad jis nenori būti su niekuo kitu, nes be galo, be krašto jūs myli. Ir, kada prasideda ta išsiskyrimo baimė? Jūsų atveju tai yra labai anksti. Paprastai, anksčiausi registruojami tie tokie pastebimi
išsiskyrimo baimės priepuoliai yra maždaug 6-7 mėnesių kūdikiams. Bet, tas krizinis piko laikotarpis paprastai yra 9-10 mėnesių ir iki 1,5 metukų. Ta išsiskyrimo baimė yra šiaip apskritai didžiausia iki maždaug 2 gimtadienio. Ir nesvarbu, ar mes norime išlėkti keliom valandom, ar keliolikai minučių, ar netgi keliom dienom. Kadangi laikas yra abstrakti sąvoka, vaikui bet koks laiko tarpsnis, kai nėra mūsų, atrodo kaip amžinybė. Dėl to mes apskritai susidurėme ne su tuo loginiu paaiškinimu, kad vaikeli, bet juk aš išbėgu tik tai valandėliai, ar ne? Mum atrodo tik tai valandėliai. Vaikui ta valandėlė yra labai ilgas laikotarpis. Tai mes turime kalbėti apskritai apie tai, ar mes tą darome, ar mes to nedarome. Kai kurie kūdikiai išsiskyrimo baimę išgyvena net ir atsibudę vieni lovelėje naktį. Ir tai irgi yra normalu. Taigi, kaip galima būtų savo kūdikiui padėti, ar ne? Lengviausias pagalbos būdas yra tiesiog su vaiku nesiskirti, tol, kol jisai išgyvena stipriai išsiskyrimo baimę. Ar ne? Ir tada mes tiesiog laukiame, kol jisai šį etapą išauks. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes galime laukti metus, galime laukti 2. 2 metus laukti būtų turbūt, norma, dėl to, kad, kaip ir minėjau anksčiau, standartas yra, kad iki 2 metų vaikas jau pamažu vis mažiau išgyvena tą išsiskyrimo baimę, bet gali būti, kad lauksime ir 3. Ar mes turime tiek laiko? Dauguma mūsų ne. Ir tada yra kita alternatyva, mažiau skausminga, tai palikti vaiką su žmogumi, kurį jis jau pažįsta. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite grįžti į darbą, jeigu jūs norite galų galę skirti laiko savo, kad būtumėte, pailsėjusi, linksmesnė ir taip toliau ir panašiai, tai siūlymas yra palikti su tokiais žmonėmis kaip tėtis, senelė, teta, dėdė, pusbrolis ir taip toliau ir panašiai, ar ne? Kaimynas, žmonėmis, kuriuos vaikas mato dažnai ir su kuriais tikrai drąsiai žaidžia, tiesiai į rankas ir būtent kaip jūs ir sakote, kad kai aš esu šalia, tai tikrai drąsiai pas juos eina. Tai čia yra tas vadinamasis antrasis saugumo ratas, ar ne? Ir vaikas vis dar gali protestuoti, žinoma, jam nemalonu, jūs esate numeris 1. O čia reikia su numeriu 2, ar net 5 pasilikti, ar ne? Natūralu, kad jis norėtų likti su jumis, bet tiesiog ta išsiskyrimo baimė nėra tokia didelė ir nepatirimas toks didelis stresas, kaip su visiškai nepažįstamu žmogumi. Ir tada yra 3 variantas. Jeigu jūsų tėvai dirba, broliai seserys toli, tiesiog neturite jokios kitos galimybės išskyrus tą, kad vaiką reikia arba palikti aukliai, arba atiduoti į ugdymo įstaigą, tai tada tiesiog geriausias būdas yra leisti vaikui susipažinti ir su ta aplinka, ir su tuo žmogumi. Tuo ypatingai jautriu adaptacijos periodu, ar ne, keletą dienelių, pabūti su vaiku, kad jisai išgirstų pedagogo balsą ar auklės balsą, apsiprastų su tuo, kaip tas žmogus atrodo, kokia yra aplinka. Ką daryti, jeigu atrodo, kad niekas neveikia, ar ne? Kaip atrodo panašu yra jūsų atveju, kad jau jums atrodo, kad tiesiog niekas neveikia. Nereikia pamiršti vieno dalyko. Mes visi esame skirtingi. Kiekvienas mūsų reaguoja skirtingai, kiekvienas mūsų emocijas išgyvena skirtingai. Ir, vieniem ta išsiskyrimo baimė yra tikrai labai didelė ir trunka ilgai adaptacija, o kiti vaikai daug greičiau prisitaiko, yra daug labiau adaptabilus. Ir, jeigu ta adaptacija trunka savaitę, 2, 3, 4, tai yra normalu, ar ne? Moksliniai tyrimai rodo, kad vaikas turėtų adaptuotis per 6-8 savaitės. Jeigu adaptuojasi vaikas iki 2 mėnesių, tai vis dar yra normalu. Jeigu adaptacija trunka ilgiau, reikia žiūrėti, kas yra. Ar vaikui yra sunku išsiskyrimo momentą
Tai čia jau yra ne adaptacija, čia jau yra nenoras išsiskirti, kas yra irgi normalu ir gali būti, kad ir 8 metų vaikas graudinsi su jumis išsiskirdamas, nes, pats tas išsiskirimo momentas jam yra ypatingai emociškai sudėtingas. Bet jeigu jum tik išėjus vaikas nurimsta ir pradeda žaisti, vadinasi, adaptacija yra įvykusi ir viskas yra gerai. Bet jeigu vaikas vis dar verkia, vis dar sudėtinga jį sudominti, neįmanoma jo dėmesio nukreipti, tada reikia viską pervertinti. Visų pirma, reikia pervertinti auklę arba ugdymo įstaigą, ar ne? Sėsti, šnekėti su tais suaugusiais, kurie rūpinasi jūsų vaiku, kai jūsų šalia nėra. Gali būti, kad jums netinka ta ugdymo sistema, gali būti, kad tiesiog netinka konkretus pedagogas ir reikėtų pakeisti grupę ir taip toliau ir panašiai. Ar ne, gali būti tikrai įvairių situacijų, kurias verta, ne tik verta, bet ir būtina apkalbėti su suaugusiu, kuris rūpinosi jūsų vaiku, kai jūsų nėra. Pradėkite nuo nedidelių periodų. Jums bus tai paprasčiau. Ar ne? Ir vaikas neverks visą dieną, kas, reikš, kad jisai ir mažiau pavargsta ir, neužminga klykdamas, ar neišsenka. Tai 15 minučių. Pradėkite nuo 15 minučių. Išeikite 15 minučių. Tada išeikite 20, pusvalandžiui, 45, ar ne? Tai pamažu didinkite išėjimą iki valandos. Ir kūdikis turėtų suprasti, kad jūs išeinate ir grįžtate. Išeinate ir grįžtate, ar ne? Taip pat įvertinkite, ar jūs pasprunkate, kai vaikas nemato. Su vaiku reikia atsisveikinti, ar ne? Nereikia išsėlinti ant pirštų galiukų. O galbūt jūs pati esate taip įsiaudrinusi ir taip susijaudinusi, kad paliekate vaiką, tarsi išeitumėte į karą. Ar ne? Ir jūs vos neverkėte, akise ašaros, rankos dreba ir jūs paduodate tą savo kūdikį tarsi amžinam išsiskirdami. Vaikas mato, vaikas skaito kūno kalbą, jis puikiausiai supranta su kitu žmogumi, jeigu tas, kuris jūs palieka, brauktų ašarą. Ar stengtųsi pasprukti. Jums atrodytų, Dieve mano, kas čia bus? Kad taip mane palieka siaubingai, ar ne? Taigi, dar yra tokių variantų, kai, tarkim, paduoda auklei, verkia ir parbėga. Aš dar minutėlę pabūsiu. Ar ne? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vaikas taip pat pradeda suprasti, kad jeigu jisai verks, jisai prisišauks atgal. Ir kiekvieną kartą jis verkia vis ilgiau, nes vis tikisi, kad prisišauks. Taigi, labai reikia apgalvoti savo atsisveikinimo rutiną. Jinai turi būti paprasta. Jūs neišeinate į karą, jūs neišeinate į savo laidotuvės. Jūs išeinate į darbą, jūs išeinate į parduotuvę, jūs einate sportuoti, kas daro jūs visaverčiu žmogumi ir kuriuo vaikas didžiuosis, ar ne? Taigi, pabučiavot, padavėt auklį, apsisukot ir išėjot. Gali dar pamojuoti, pasakyti iki pasimatymo, dėl to, kad, iš tiesų įtampą patiriančiam vaikui labai svarbu, kad jo tas numeris 1 yra ramus, pasitikintis savimi ir, neverkiantis, nedrebantis, nestresuojantis ir, neišgyvenantis tų tokių stiprių emocijų. Net jeigu jas išgyvenate, tai, būkite aktoriumi. Būkite aktoriumi ir jeigu jau esate apsisprendę grįžti į darbą, ar grįžti į studijas, ar galų gale skirti laiko savo, tai taip ir darykite. Kalbėdama apie adaptaciją ir apie išsiskyrimą, aš visada kalbu, kad, kai tėvai klausia, kada man jau galima palikti vaiką, aš sakau tik tada, kada jūs būsite pasiruošę. Dėl to, kad vaikas yra tiek pasiruošęs, kiek yra pasiruošę jo artimiausi žmonės. Tai yra mama ir tėtis. Ir jeigu mama ir tėtis yra pasiruošę, tai yra pasiruošęs ir vaikas. Ir vienu atveju tai reiškia, kad vaikui yra 4 mėnesiai, kitu atveju yra ir taip, kad ir 3 metų vaiko mama negali palikti, nes sako, kad jisai be manęs neišgyvens. Ar ne? Tai kiekvienas atvejis vėlgi yra labai unikalus. Bet savo elgesiu, savo žodžiais, savo kūno kalba, jūs turite vaikui parodyti, kad viskas yra gerai, kad jūs jį labai mylite ir kad jūs turite
na ir kitų interesų, ar ne, kurie jūs praturtina kaip tą brangiausią vaikui žmogų. Taigi linkiu sėkmės, linkiu stiprybės, puikiai žinau, koks tas sudėtingas yra etapas, nes pati jį išgyvenau ir ne vieną kartą, bet visa tai įmanoma ir viskas priklauso tik nuo jūsų.